Sveiki visi! Toliau aptarsime, kokie yra etiško įsilaužimo pagrindiniai principai bei kokie yra kibernetinių atakų tipai. Šį kartą apžvelgsime gan nemažai sąvokų. Pirmiausia, svarbu žinoti, kad etiškas įsilaužimas yra teisiškai įgaliotas bandymas gauti neteisėtą prieigą prie jautrių kompiuterinėje sistemoje esančių duomenų. Jėgos metodas – tai slaptažodžių spėliojimas atsitiktinė tvarka įvedant simbolių sekas. Paskirstyta paslaugos trikdymo ataka arba sutrumpintai DDoS – tai tokia kibernetinė ataka, kuris siekia sutrukdyti vartotojų prisijungimą prie serverių. Kenkėjiška programinė įranga – tai programa, kuri siekia neteisėtai gauti prieigą prie įrenginio, jo programinės įrangos arba jame esančių duomenų. Etiški kibernetinės erdvės pažeidimai turi nemažai privalumų, kuriais gali pasinaudoti įvairios privačios įmonės bei viešos valdžios įstaigos. Visų pirma, etiški įsilaužėliai gali šioms organizacijoms padėti sukurti kompiuterinės sistemas, kurios būtų tvaresnės ir geriau apsaugotos nuo tikrų įsilaužėlių atakų. Taip pat jie gali padėti valdžios institucijoms susidoroti su tarptautinėmis grėsmėmis, tokiamis kaip kibernetinis terorizmas ar nacionalinio saugumo pažeidimai. Etiški įsilaužėliai taip pat gali padėti bankinėms institucijoms ar kitoms finansų įmonėms apsaugoti jų klientų pinigus. Galiausiai įvairios kibernetinio saugumo organizacijos nuolatos dirba ties naujų kibersaugos metodų kūrimo. Aptarkime keletą pagrindinių principų, kuriais reikia vadovautis, norint užsiimti etiškais kibernetinės erdvės pažeidimais. Visų pirma, prieš bandydami įsilaužti į organizacijos ar įmonės kompiuterius, privalote iš jų gauti raštišką leidimą, kuris užtikrintų, kad tai, ką darote, yra legalu. Taip pat svarbu išlikti etiškam. Tai reiškia, kad darbo metu galima imtis tik tų veiksmų, dėl kurių sutarėte su kompanija, kurios spragas tikrinate, ir nieko daugiau. Labai svarbu viską kruopščiai dokumentuoti, nes kitaip dalis informacijos pasimes. Atliekant etišką įsilaužimą, privalu nesukelti jokios žalos, nes tikrinant kompiuterinės sistemos tvarumą galima sukurti papildomų spragų. Vienas svarbiausių principų yra pagarba privatumui. Įsilaužimas į kompiuterinės sistemas gali suteikti prieigą prie jautrios asmeninės informacijos, kurią privalu išlaikyti paslaptyje. Taip pat itin svarbu naudotis mokslinėje bendruomenėje paplitusiais metodais, kurti hipotezes, jas tikrinti atliekant įvairius testus, galiausiai įvertinti, ar hipotezės buvo teisingos ar ne. Tam, kad galėtume apsisaugoti nuo kibernetinių atakų, turime žinoti, kokios jos gali būti. Kibernetinių atakų sąrašą, kurios aktualios ir iki šiol, sudaro mūsų jau aptartos duomenų vagystės arba tiesiog phishingas. Programos reikalaujančios išpirkos, kurios dažniausiai plinta per brukalą arba naudojantis socialinės inžinerijos metodais. Kitas būdas yra jėgos metodo panaudojimas. Tai metodas, kuris naudojasi didžiulė skaičiavimų galia ir bando visas įmanomas kombinacijas tol, kol atspėja slaptažodį, šifravimo raktą ar paslėpto tinklalapio nuorodos adresą. Viena populiariausių kibernetinių atakų yra DDoS ataka. Jos metu didelis duomenų srautas yra nukreipiamas į serverį siekiant sutrukdyti jo veiklą. Dar vienas metodas yra anksčiau minėta asmens įsiterpimo ataka, kuri vykdoma perimant tinklo srautą tarp neapsaugotų nuotolinio ryšio įrenginių. Nulinės dienos išnaudojimas – tai numatyta momentą įvykdyta ataka pasinaudojant kompiuterinės sistemos saugumo spragomis, apie kurias programinės sistemos kūrėjams nėra žinoma. Dar yra SQL injekcijos. Tai neteisėtos prieigos prie informacijos gavimas, naudojant struktūrizuotą užklausų kalbą. Galiausiai yra daugybė kenkėjiškų programų, kurios gali pasiekti įrenginius per kenkėjiškus elektroninio pašto priedus ar failus bei bendrinimo programas, kurios platina pavojingą turinį. Plačiau panagrinėkime, kaip veikia jėgos metodo atakos, kurios nors yra pačios paprasčiausios ir seniausiai naudojamos, vis tiek gali padaryti daug žalos. Pats pirmasis tipas yra pats primityviausias. Tai tiesiog spėliojimas vadovaujantis logika ir bandymas rankiniu būdu atspėti itin primityvius slaptažodžius ar kodus. Kitas kiek rafinuotesnis metodas yra žodyno ataka. Jos metu įsilaužėlis išbando visus slaptažodžius esančius ilgame slaptažodžių žodyne, kartu su specifiniu vartotojo vardu. Taip pat šiuos du metodus galima apjungti. Tokio tipo ataka būtų vadinama hibridinė ataka. Jos metu kasdieniai žodžiai yra sujungiami su atsitiktiniais simboliais, pavyzdžiui, Vilnius 34523. Kitas būdas yra atvirkštinė ataka. Jos metu įsilaužėliai pradeda turėdami žinomą slaptažodį, kuris buvo paviešintas nutekėjus duomenims. Tuomet tą slaptažodį bando suporuoti su vienu iš daugybės prisijungimo vardų. Paskutinis metodas yra, kuomet pakartotinai bandoma panaudoti jau žinomus prisijungimo duomenis daugybėje skirtingų svetainių. Tai veikia, kadangi vartotojai yra linkę naudoti tuos pačius prisijungimo vardus ir slaptažodžius daugelį skirtingų interneto puslapių. Turbūt pats populiariausias kenkėjiškų programų tipas yra blogai pagarsėję trojanai. Šis virusas slepiasi iš pradžios nekenksmingose programose arba bando jūs apgauti jį atsisiųsti. Kai jis patenka į jūsų kompiuterį, jis gali pavogti jame esančius duomenis.
taip pat gali sutrikdyti kompiuterio ar net viso jų tinklo veiklą. Jie gali būti kontroliuojami per atstumą, tačiau kitaip nei virusai ar kirminai negali patys savęs replikuoti. Toliau pakalbėkime apie virusus. Jie gali slėptis tiek vykdomuosiuose failuose, tiek paveikslėliuose ar teksto dokumentuose. Pagrindinis viruso tikslas yra modifikuoti jūsų įrenginyje esančią informaciją. Jie negali būti kontroliuojami per atstumą. Jie aktyvuojasi tuomet, kai yra paleidžiamas arba atidaromas užkrėstas failas. Tik tuomet yra paleidžiamas kenkėjiškas kodas esantis jame, kuris leidžia save replikuoti ir užkrėsti kitus sistemos failus. Priešingai nei virusai, kirminai neprivalo laukti, kol auka atidarys arba paleis užkrėstą failą. Kadangi kirminas yra savarankiška programa, jis vos patekęs į sistemą gali pradėti veikti. Jo tikslas yra nepasklisti po sistemos failus, bet po kuo daugiau skirtingų kompiuterių. Todėl jis patekęs į sistemą pradeda save replikuoti ir pasklinda po visą tinklą, naudodamas interneto ryšiu, elektroniniais laiškais, FTP serveriais ir kitomis priemonėmis. Paskutinis tipas, kurį aptarsime, yra šniukštinėtojai, angliškai sniffers. Juos naudojant galima perimti ir perskaityti daugumą tinklo paketų, kuriuose informacija pateikiama paprastu tekstu. Tai gali būti vartotojo vardai, slaptažodžiai, slapti kodai, banko duomenys ar bet kokia informacija, kuri yra vertinga programišiui. Aptarkime skirtingus DDoS atakų tipus. Pats paprasčiausias yra vadinamoji HTTP ataka. Ji panašiai paspaudimo mygtuko atnaujinti interneto naršyklėje vėl ir vėl daugelį skirtingų kompiuterių vienu metu. Tokiu būdu pasirinktos interneto svetainės serveris gauna begalę HTTP užklausų tol, kol nebesugeba jų visų patenkinti ir tinklalapio paslaugų veikimas sustoja. Tai dažniausiai įgyvendinama užkrečiant daug kompiuterių kenkėjiškomis programomis, kurios verčia juos siųsti HTTP užklausas į specifinius tinklalapius. Kitas tipas yra pirminės prisijungimo užklausos ataka. Jos metu serveris gauna užklausą atlikti TCP rankos paspaudimą, kitaip tariant užklausą užmegzti saugų ryšį. Tačiau šioje užklausoje yra nurodytas neteisingas atgalinis IP adresas, todėl serveris išsiunčia atgalinę užklausą į neegzistuojantį IP adresą ir laukia galutinio patvirtinimo, kurio niekada nesulauks. Tai daroma, kol sunaudojami visi serverio resursai ir tinklalapio paslaugų veikimas sustoja. Paskutinis tipas yra DNS ataka. Įsivaizduokite, kad paskambinate į restoraną ir užsakote visko po vieną. Tada paprašote perskambinti į nurodytą numerį ir jums atgal padiktuoti visą užsakymą. Tačiau nurodote ne savo, o savo aukos telefono numerį. Tokiu pat principu veikia ir ši ataka. Užkrėsti kompiuteriai siunčia užklausas į DNS serverius su nurodytu aukos IP adresu. Todėl atsakymas į užklausą nukeliauja į aukos IP adresą. Taigi, aptarėme etiško įsilaužimo principus ir įvairius būdus, kuriais įsilaužėliai gali užpulti jūsų kompiuterius. Tam, kad įsitikintumėte, ar viskas tikrai yra iki galo aišku, atlikite Moodle platformoje esantį klausimyną apie kibernetinės atakas. Iki greito!